Pamėginkime kartu susukti kelis šieno kamuoliukus. Pirmuoju metodu išskiriame 4 šieno eilutes ir kiekvieną susukame. Susukus pirmą eilutę, kad neišsileistų, galima paprašyti kieno nors, kad palaikytų. Tačiau neturint pagalbos galima sutvirtinti su gumytėmis ar kitomis priemonėmis. Toliau sukame antrą eilutę. Ją baigus sukti, suvyniojame kartu pirmas 2 eiles ir jas kol kas paprašome kieno nors palaikyti arba vėl panaudojame gumytes. Ta patį principą atkartojame su 3 ir 4 eilutėmis. Galiausiai suvyniojame visas 4 eilutes į vieną, bandydami jas susukti taip, kad gautųsi šieno kamuoliukas. Galus pranešdami vidun. Galima paspausti šieno kamuoliuką, kad jis būtų tvirtesnis. Kadangi mūsų šieno kamuoliukas jau laikosi, norint suteikti jam labiau kamuoliukiškos išvaizdos, mes jį truputėlį apkarpysime. Šis kamuoliukas gavosi didelis, tačiau tokį susukti gali būti sudėtinga dėl šieno kiekio ir jo dydžio. Antruoju metodu sukame tik vieną šieno juostelę. Susukus ją, galima susukti į kamuoliuką. Pradedame nuo vieno galo, jį užlenkiame, pradedame vynioti aplink šį užlenktą juostos galiuką. Kai kamuoliukas pradės darytis didesnis, galima pradėti vynioti įvairiomis kryptimis. Galiausiai kitą galą kur nors užsukame, kad kamuoliukas išliktų susuktas. Šis kamuoliukas gavosi mažesnis, tačiau jį susukti lengviau dėl mažesnio šieno kiekio. Mes jį taip pat truputėlį apkarpysime. Tačiau, jeigu iš jūsų turimo šieno nieko gero nesigauna, galimas ir paprastesnis paįvairinimas. Tiesiog panaudokite ritinėlį nuo tualetinio popieriaus. Svarbu tik tiek, kad jis nebūtų kaip nors dažytas ar kitaip apdorotas, kad jeigu kiauliukai jį ir bandytų pagraužti, nenukentėtų. Šieną tiesiog sugrūskite į šio ritinėlio vidų ir to pilnai pakaks, kad jūsų kiauliukams būtų ką veikti. Toliau nešame testuotojams įvertinti mūsų sunkų darbą. Kaip galima matyti, kiauliukai puikiai įvertino mūsų atliktą darbą.